Poetas Voltas Vitmenas originaliai šlovino žmogų XIX amžiaus poemoje Aš dainuoju elektrinį kūną. Visur esanti elektra yra mūsų civilizacijos pagrindas. Šiuo metu ją susidomėjo ir medikai. Elektrinė organų stimuliacija gali tapti naujos kartos įvairių ligų gydymo metodu, daug kur pakeisinčių vaistus. Mūsų kūnas, kiekviena ląstelė varoma elektros, jos tarsi mažos baterijos. Bioelektriniai gradientai formuojasi elektronams judant pro ląstelių membranas. Todėl smegenys gali elektriniais signalais valdyti kūną. Tai padeda kūnui užgydyti žaizdas. Šiuose signaluose užkoduotas net embrionų vystymosi planas. Sutrikus kūno elektriniai sistemai išsivysto vėžys, įvairios kitos ligos. Bioelektros valdymas – tai galimybė priversti vėžio ląsteles grįžti į sveiką formą. O ateityje tikimasi tokiu būdu atauginti organus ir galūnes, sulėtinti senėjimą. Mokslininkams reikia iššifruoti šį bioelektrinį kodą, kaip buvo iššifruotas mūsų genetinis kodas. Neuromoduliacija Lietuvoje prasidėjo iš tikrųjų gana anksti, palyginus netgi ir su visu pasauliu, su visa Europa. Jau akademikas Bredikis pirmas 87 metais, kiek mano žiniomis, jau pirmą kartą pritaikė būtent neuromoduliaciją, tai yra būtent implantavo elektrodus dėl neuropatinio širdies skausmo ir stimuliavo nugaros smegenis ir gavo nuskausminimį efektą. Tai buvo pirmieji terapinės neuromoduliacijos žingsniai. Šiuo metu Lietuvos specialistai neatsilieka nuo pasaulio tendencijų. Sėkmingai implantuojami stimuliatoriai sergantiems įvairiais judėjimo sutrikimais, Parkinsono liga, distonija, esencialiniu tremoru. Planuojama tokiu būdu padėti ir kitiems ligoniams. Implantuojami bus stimuliatoriai ir elektrodai dėl lėtinio ir atsparus gydymui nugaros skausmo, sergantiems epilepsija, depresija, taip pat mes, tai žinoma, atsparios formos, kuomet nepasiduoda medikamentiniam gydymui, šitiems ligoniams irgi taip pat mes galim jau implantuoti elektrodus ir stimuliatorius. Kalbant paprastai, neuromoduliacija yra elektros terapija. Jos metu stimuliuojamos nervų sistemos dalys, galvos smegenys arba periferinė nervų sistema. Taip valdomas elektros impulsų sklidimas visoje nervų sistemoje. Stereotaksinės neurochirurgijos tikslas yra būtent pasiekti tuos intrakraninius, tai yra galvos smegenų tuos būtent taikinius, kurie yra iki kelių milimetrų tik tai dydžio. Tai būtent mes implantuojame ties tais branduoliais ar į tuos pačius branduolius, implantuojame elektrodus ir būtent skyrime labai tikslingai tą visą terapiją ir elektros stimuliaciją. Dėl to tas visas terapinis poveikis toks jisai yra labai tikslingas. Viena naujausių šios terapijos sričių – depresijos gydymas. Reikia pabrėžti, kad ji naudojama tik tuo atveju, kai nebeveikia kiti metodai. Tuomet psichiatras nukreipia ligonį chirurginiam gydymui. Mažiausiai invazyvus ir mažiausiai komplikacijų su savimi turintis yra gydymas būtent klajoklio nervo stimuliacija. Tai būtent yra implantuojamas elektrodas ties klajoklio nervų kaklo srityje. Būtent elektrodas yra apjuosiamas aplink patį klajoklį nervą. Po to visi laidai vedami pavadžiu ir prijungiami prie stimuliatoriaus. Stimuliatorius, jeigu kalbant, yra štai toks nedidelis prietaisas, kuris yra patalpinamas po oda krūtinės srityje. Ir jisai gali būti skirti tą energiją vėlgi arba nuolatinai, arba tam tikrais periodais, kaip jau nusprendžia gydytojas pagal būtent ligonio atsaką į tas. Visi medicinos prietaisai turi būti tinkamai implantuoti į žmogaus organizmą. Kadangi organizmas nemėgsta svetimų medžiagų, aplink smegenyse įbestus elektrodus ima formuotis randinis audinys. Antikos laikais graikai pastebėjo, kad patrynus gintaro gabalėlį jis įsielektrina. Ir sugalvojo tai panaudoti ligoms gydyti. Gintaru masažuodavo skaudančias kūno vietas, kad elektra ištrauktų ligą iš kūno. O romėnas Plinijus vyresnysis siūlė nešioti gintarą pasikabinus ant kaklo, nes tai saugo nuo psichinių ir gerklės ligų. Imperatorius Tiberijus aprašė, kaip jo vergas, sergantis su podagra, staiga pagijo, tai yra sumažėjo jo skausmas, kuomet jisai braidydamas po vandenį užlipo ant elektrinės rajos. Jisai gavo elektrošoką ir po to pastebėjo, kad, sako, man nebeskauda kojos ir tai buvo pats pirmas tas toks terapinis aprašymas elektros poveikio. XIX amžiaus pabaigoje šiuo metodu imta piktnaudžiauti.
Bandyta gydyti psichinius sutrikimus arba tiesiog neklusnius asmenis, naudojant stiprias ir labai skausmingas elektros iškrovas. Tokio elgesio pavyzdys ir šokiruojanti procedūra parodyta filme Skrydis virš gegutės lizdo. Proveržis tapo, žinoma, atsiradus tai moderniai mikrostimulacijai, taip vadinamai, kuomet mažėja prietaisai dėl nanotechnologijų. Iš tikrųjų atsirado būtent ir įvairūs stimuliatorių priedai, kurie būtent gamina tą energiją labai tiksliai ir ją pateikia į tuos elektrodus labai tiksliai. Chirurgiškai implantuoti elektrodai, kuriais nukreipiami elektros impulsai, iš pradžių buvo tiesiog laidai su keliais kontaktais. Šiuo metu jie gaminami naudojant nanotechnologijas. Jie ne tik nukreipia elektrinius impulsus, bet ir registruoja smegenų mikropotencialus. Tie stimuliatoriai, kurie buvo pas mus prieš 10 metų implantuojami, jie buvo tokio dydžio, tarkim, stimuliacija vykdavo per 8 kanalus į elektrodus teikiama. Šiuo metu stimuliatoriai gan stipriai iš tikrųjų pažengė, jie mažėja, plonėja, jų stimuliacijos efektyvumas taip pat kinta. Vėlgi atsirado ir pačių elektros formų pokyčiai. Tai yra būtent, kad stimuliacija į nervų sistemą gali būti teikiama įvairiais režimais. Tai yra, tarkim, kažkokiais tai energijos pliūpsniais. Mūsų nervų sistemoje bioelektrinis aktyvumas yra gana chaotiškas. Neuronai be paliovos bendrauja tarpusavėje, siunčia įvairiausius impulsus. Bet atidžiau pažvelgus, šiame chaose egzistuoja tvarka. Gydytojai ir mokslininkai registruojamus chaotinius signalus mėgina paversti suprantamais ir naudingais. Elektros stimuliacija vystėsi bandymų ir klaidų keliu. Buvo mėginama atrinkti impulsus, kurie veiktų įvairias kūno vietas, organus ir koreguotų jų veiklą. Tarkim, nuo 1 iki 50 Hz, tarkim, stimuliuojant galvos smegenų, ten, tarkim, sritį, kur yra atsakinga už pojūčius, atsiranda kažkoks, tai, tarkim, jutimo pokyčiai kažkur tai kūne pas žmogų. Jeigu, tarkim, stimuliuoji tenai virš 100 Hz dažniu ir, tarkim, amplitudės ilgis yra iki 60 ar 90 mikrosekundžių, tai tuomet tu gausi poveikius, tarkim, iš pamato branduolių. Šiuos mechanizmus siekia suprasti ir tarptautinio žmogaus smegenų projekto dalyviai. Mes kaip tik turime dabar projektą bendrą su Marseliu ir su Ženeva ir mes būtent ir darome, būtent modeliuojame, pasitelkdami būtent ir neuromorfinius kompiuterius ir būtent virtualias smegenis, kurios yra būtent sukurtos šitame Human Brain Project atskirame padalinyje. Ir mes įdėdami savo būtent ligonių duomenis, mes modeliuojame būtent jų atsakus ir galime nuspėti, kaip žmogus ir jo smegenis būtent elgsis į tam tikrus stimulacijas. Naudodami smegenų mikropotencialus registruojančius neurostimuliatorius, mokslininkai sugeba gauti žinių apie žmogaus smegenyse vykstančią veiklą, apie neuronų atsaką į impulsą. Gautus duomenis tyrėjai apdoroja pasitelkdami dirbtinį intelektą. Taip atrenkami sukeliantis reikiamą smegenų reakciją, pavyzdžiui, sumažinantis jų aktyvumą ir taip palengvinantis skausmo pojūtį ar judėjimą. Tas stimuliatorius yra, tarkim, implantuotas žmogui po oda, ne? Ir mes čia iš išorės, čia, tarkim, pridėjus tokį prietaisą, mes galime jį per kelis metrus nuo jo atstumu visą tą manipulacijos atlikti ir programavimą ir iškart mes matome efektą. Žmonės taiga liaujasi drebėję ar pagerėja jų eisena. Procedūra labai paprasta, kad būtų patogu ir gydytojui, ir pacientui. Planšetė būtent yra gydytojui yra skirtas prietaisas, kuris būtent čia mes matome tam tikrus, aš galiu parametrus, tarkim, nustatyti, pamatyti, kokios anksčiau buvo stimulacijos ir pagal tai tiesiog adaptuoti žmogui kiekvienam individualiai. Žmonių elgesio, gal net nuotaikos valdymas elektra, naudojant planšetę, primena epizodus iš fantastinių filmų. Kyla pagristas klausimas, ar sulauksime elektrozombių, naujo tipo vergovės ir ką daryti, kad taip nenutiktų. Apie tai, kokios naujos ir netikėtos etinės dilemos iškyla, liudija vienas pavyzdys iš Nyderlandų.
Kaip tik dalyvavau viename bioetikos komisijos posėdėje, kur buvo diskutuojama apie merginą, kuri yra 18 metų, jai dėl obsesinio kompulsinio sindromo, kurio išraiška buvo indų plovimas, tai yra jinai plaudavo indus iki 16 valandų per parą. Tai įsivaizduokit, yra labai varginantis iš tikrųjų sutrikimas, negali iš vis dalyvauti jokiam gyvenime. Jinai visą laiką nori plauti indus, jinai plauna tos indus. Jai buvo implantuotas būtent giluminiai elektrodai į tam tikros smegenų sritis, pajungta prie stimuliatoriaus ir pradėta stimuliacija. Po mėnesio laiko ateina ne pacientė, bet ateina tėvai pas gydytoją, sako, kur pacientė, sako, ar viskas gerai? Jo, viskas gerai, sako, tėvai džiaugiasi, sako, mes dabar laimingi. Sako, tai kas, sako, nebeplauna indų? Ne, jinai plauna indus, bet jinai tokia laiminga. Jinai, sako, nuostabiai jaučiasi, jinai sako, ta prasme, sako, ko mums reikia laimingo vaiko. Ir ta mergaitė yra, jai stimuliuotas yra būtent euforijos centras, jinai yra euforiška. Tai paskatino medikų ir bioetikų diskusiją, ar etiška tuos parametrus keisti, ar verčiau išimti visą sistemą. Aš dar perklausiau kito gydytojo, kaip tenai pasibaigė ta istorija. Ligoniai buvo išjungtas, tas stimuliatorius, viskas sugrįžo į pradinį lygį. Ir paskui po ilgų būtent tų parametrų dėliojimo ir stimuliacijos pokyčių po pusės metų pagaliau pavyko į tą ligą sukontroliuoti. Prieš maždaug porą mėnesių pasirodė žinia, kad švedų mokslininkams pavyko išauginti minkštus elektrodus žuvų smegenyse ir kitose organuose, taip pat audiniuose. Tai reikia suleisti specialų gelį, kuriame yra fermentų, struktūras kuriančių molekulių. Geliui reaguojant su kūno audiniais, jis tampa laidus elektrai. Tokiu būdu galima pradėti stimuliuoti širdį, smegenis ar kitą organą, nesukeliant jokio imuninio atsako. Kaip matote, ateitis gimsta stulbinamu greičiu. Jeigu pažiūrėti nuo galvos iki kojų, tai praktiškai bet ką galima stimuliuoti. Tai skamba gal bravūriškai, bet iš tikrųjų praktiškai didžioji dalis su nervų sistema susijusių sutrikimų gali būti gydomi su elektra, be medikamentų. Na, tai įsivaizduokit ir bronchinė astma, ir širdies nepakankamumas, ir tarkim, ir psichikos žinoma sutrikimai tiesiogiai gali būti įvairūs gydomi su elektra, gali būti skausmai, kurie nutukimas gali būti gydomas. Mes šiais metais pradėsime jau dėl depresijos implantuoti stimuliatorius, kaip gydymui atsparios depresijos ir lėtinio nugaros skausmo būtent stimuliatorius, ką dėl lėtinio nugaros skausmo iš tikrųjų tai labai tuo džiaugiuosi. Medicinoje kyla nauja banga – elektrostimuliacijos banga. Tradicinius vaistus vis dažniau keičia elektra. Elektrinė stimuliacija grįžta į madą kartu su elektromobiliais.